Kas buvo svarbiausia šią savaitę ir būtų naudinga žinoti jums. Išgirdome apie tariamą taikos planą Ukrainai, 28 punktai, niekas jo kol kas nematė, daug kas komentuoja, bet panašu pirmoji Ukrainos vadovo prezidento Zelenskio reakcija pasako labai aiškiai, kas tai yra per planas. Zelenskiui nepatiko, buvo atšaukti susitikimai su Vitkofu ir kitais Jungtinių Amerikos valstijų atstovais. Na, sprendžiant iš to, kas buvo aprašyta ir pasakyta apie šį 28 punktų planą, tai teritorijų atidavimas, nusiginklavimas, tam tikrų ginkluotės rūšių panaikinimas, na ir ko gero pats baisiausias dalykas, tai viskas Ukrainos sąskaita. Greičiausiai tuos 28 punktus galima į vieną punktą suvesti ir pasakyti, kad tai yra kapituliacijos planas Ukrainai. Ar galima taip spausti Ukrainą, nesakant nieko Rusijai? Na, pasirodo, kad taip. Vašingtone gimsta tokie planai. Beje, šis planas tikrai nebuvo derintas su ES. Prieš tai girdėjome, kad apskritai JOTV politikų manimų, ką čia skaityti su Europos politikais, darom savo, stumiam, spaudžiam Ukrainą ir galbūt pasieksime, ko Kremlius nori. Būkime atviri. Tai yra Rusijos planas. Štai išgirdom, kad 26 metais Ukrainai reikės kone 70 milijardų išorinės finansinės paramos. 18 gruodžio susitikimas, viršūnių susitikimas Briuselyje, nėra, mėnesis lieka, mes neturim susitarimo dėl tų vadinamų įšaldytų Rusijos aktyvų panaudojimo. Belgija stojasi piestų, netgi grasina paduoti į teismą ES, jeigu bandys elgtis neatsižvelgusi į tariamai teisėtus Belgijos interesus. Šiauriečiai jau pradeda kelti raudoną vėliavą, jie jau neturi finansinių resursų, nes iš esmės šiauriečiai, baltiečiai, dar čia vienas kitas finansuoja Ukrainą, kiti taip atsilošia kėdėse stebi procesą, kaip išsilaikyti Ukrainai. Visi sako, kad štai mėnuo liekantis iki kalėdų bus, galima sakyti, lemiamas ir karinė prasme, ir finansinė, ir apskritai galbūt dėl ateities derybų. Blogai ir žinoma, Ukrainos lūkestis yra stipri Europa. Į tokią Europą nori integruotis Ukraina. Kągi, panašu, kad to vadinamojo žaliojo kurso dekonstrukcija sėkmingai tęsiasi. Štai taryba patvirtino miškingumo mažinimo planų peržiūrą. Vėl, kaip sakant, viskas vėluojama, viskas peržiūrima, supaprastinama ir panašiai. Galbūt kai ką reikia taip daryti, bet tokiu frontaliniu puolimo būdu mes greitai atsisakysime visko to, ką praeitus 5 metus kūrėme. Nežinau, ar tai yra geras ženklas. Štai Kinija pradeda jau kritikuoti ES, kad Brazilijoje, kuomet vyksta COP30, reiškia klimato kaitos konferencija, europiečiai atneša vien tik tai peržiūros rezultatus, jokių įsipareigojimų. Tuo pačiu patys kinai pamiršta, kad jie yra 30% pasaulio teršalų gamintojai, ES tik tai 6%. Tačiau tai netrukdo kinams įžūliai meluoti ir kaltinti ES. Na ir kągi, vidaus namų situacija Europos parlamente tikrai negerėja. Mes kalbėjome, kad Europos konservatoriai dažnai balsuoja jau su kraštutinę dešinę. Panašu, kad šita tendencija tęsiasi. Šią savaitę štai parlamento pirmininkai ir pavaduotojai ir politinių grupių vadovai susitiko, kalbėjosi dėl kelių dalykų. Buvo sutarta komiteto lygmeniu pasiųsti misiją, monitoringo misiją į Italiją, peržiūrėti, kaip laikomasi teisės viršenybės ir kai kurių žmogaus teisių aspektų. Panašu, kad Meloni, kurios sėdi atstovai konservatorių reformatorių gretose, padarė viską su konservatoriais, kad tai neįvyktų. Žinoma, siūtas yra kitoj pusėje, bet sutarimo, kaip jūs patys suprantate, neatsiranda daugiau. Antras dalykas,
kas buvo iš tikrųjų vėl išsiskyrę pozicijos. Tai dėl Europos komisijos padavimo į Europos teisingumo teismą, dėl patentų direktyvos peržiūrimo ir panašiai. Vėl nuomonės išsiskyrė konservatoriai su kraštutinė dešinė. Aš nenoriu nieko kaltinti, aš tik tai dėstau faktus, kad vėliau nebūtų vėl aiškinimų, kai kas iš Lietuvos delegacijos ar panašiai, bandant permesti atsakomybę. Tai rašo visi. Tai rašo analitikai, apie tai kalba Briuselyje, apie tai turi žinoti ir Lietuva. Šį penktadienį turėsim konferenciją Seime su Baltarusijos opozicija, kursime koalicijas, stiprinsime jų politinių jėgų bendradarbiavimą. Taip sakant, penktadienis bus taip pat įdomus ir politiškas. O jums linkiu gražaus savaitgalio.